kas yra laimė? Laimė tai buvo suvokiama kiekvieno atskirai, kiekvienas supranta ją savaip. Daugelį iš mūsų laimė tai yra gerai gyventi, tai yra prisikimšti pilvą, būti gerai pavalgius, tiesiog nueiti į mokyklą, padaryti pamokas, pasimokyti šiek tiek, arba geriau iš vis nesimokyti, arba iš vis nevaikščioti į mokyklą ir tiesiog gerai gyventi, būti kitų išlaikomu. Bet iš tikrųjų tai laimė yra kažko siekimas, kažko daugiau, ne tik materialiai apsirūpinti. Laimė tai būtų rasti, iš tikrųjų man tai atrodo, kad laimė iš tikrųjų tai yra žmogaus santykis su žmogumi. Čia pasiekti tą tobulybę. Tai yra, kad gerai sutartum, kad santykiai būtų geri, kad tu pats iš tų santykių gautum daugiau ir kad tu patirtum tą jausmą, kuris vadinamas meilė. Vakarų Europos valstybėse, taip pat ir Skandinavijoje, jaunimas pajutęs individualumo galbūt perteklių ir siekdamas kažkokių ir rasti savo bendraminčių būrį arba žmonių, kurie tiesiog sudarytų kažkokią masę, kažkokią minę, jie jungiasi prie grupių. Ir būtent visi subkultūrų ar grupių judėjimai atėjo būtent iš ten. Ir svarbu paminėti tai, kad pasižiūrėjus ten, pavyzdžiui, aš neseniai buvau Švedijoje ir ten labai krenta akis tai, kad tos grupės išties yra labai vienodos ir individai yra be galo panašus vienas į kitą. Jie rengiasi taip pat, jų matosi gyvenimo būdas sutampa, jie dažniausiai eina į gatves, praleisti gerai laiko, bet tačiau tai nemanau, kad tai yra naudinga veikla. Ir būtent tas individualumo nebuvimas sudaro tą įspūdį, jog jie kartu tarsi dalinasi kažkokiam emocijom, kažkuo, bet ir tarsi sudaro kažkokią kaip masę. Jaunimas Lietuvoje gali prisijungti prie pankų, gotų, skinų arba kitaip skustagalvių, metalistų, emo judėjimo, marozų arba kitaip vadinamųjų forsų, fifų arba Lietuvių kalbos komisijos nustatyto žodžio tuštutės, banglų arba kitaip vaikinų apdribusiais drabužiais ir kurie labiau atstovauja hip-hopo, muziką, judėjimą, taip pat tektonikų. Jaunimas vakaruose renkasi tokį stilių, jog jisai ištrina tarsi savo tapatybę, jis praranda savo individualumą, unikalumą tarp kitų ir netgi būna galima pastebėti, kaip eina gatve, sakykime, grupė žmonių, kurie apsirengę visiškai tais pačiais marškinėliais, pavyzdžiui, 10 žmonių eina su tokiamis pačiomis šlepetėmis ir šortais ir tame nematoma jokios nei tragedijos, nei ką. Iš tikrųjų, to didžiojimas tai yra tam tikras kietumo ar išsireiškimo būdas. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė bėda, nes ir visiškai nereikėtų to džiaugtis. Iš jaunimo galima pastebėti, kad jisai eina globalizacijos keliu. Jaunuolius skiria ne jų tapatybės ar individualumas, bet tam tikras marškinėlių gamintojas, jau nebesvarbi nei rasė, nei tauta, nei kokie kiti išskirtiniai bruožai, tačiau juos skiria tik tai, sakykime, tam tikrą etiketę. Ir žmogus jau praranda savo asmeninį aš. Nieko nėra baisiau, kai žmogus neturi tvirto stuburo. Vat kai jūs sakot, geriau tik gilviotinuot, bet savo nuomonę turi žmogus turėti. Būtinai. Bet kokiu atveju. Jinai gali būti neteisinga. Gyvenime keičiasi, viešpatie, aš savo nugyvenau šitiek metų ir tikrai, tikrai, tai yra daugybė dar neišaiškintų klausimų, kad yra apie tą asmenybę.
Kas yra asmenybė? Kaip susiformuosi pasaulėžiūrą, jeigu neturi pavyzdžio, pagal kurį žmonės tas pasaulėžiūras formuojasi. Kaip sakant, aš stovint savo ko, aš turiu savo įsitikinimus, aš sugebu gimti. Ir tam tikras įsitikinimų sistema, kuriuos aš pats galiu savo išsiaiškinti, įtikinti save ir galiu juos ginti kiekvienu atveju nuo bet kokios kritikos. Kaip sakant, reikia atsistot savo kojų, ne tik fiziškai su tuo stuburu, bet susikurti savo galvojimo stuburą. Tai va, tai šitas laikas yra labai nepalankus, jeigu šitokių pažiūrų neturi, tai neturi savo įsitikinimų, tai jis tada yra įtikinamas. Minios ekrano, televizijos. Žmonės tą pažiūras keičia kiekvieną rytą, priklauso nuo kokio vakaro reklama. Vis kitoniškas. Nuomonė keičiasi. Nu tai taip, kad nuomonę formuoja tie, kuriem reikia pinigų. Tai prasme, tie, kurie neturi nuomonės, juos labai lengva valdyti. Tai suprantat, tai labai gerai verslui, kadangi prekių juk reikšmė keičiasi, naujas prekes išmesti reikia, tai ten pasikeitimui labai svarbu turėti paklusnę masę. Šiais laikais sako manipuliacijos vadinamos. Manipuliacijos yra pavojingos ne dėl to, kad agresyviai yra žiniasklaida, bet pavojinga dėl to, kad žmonės tik neturi įsitikinimų. Tu paklūsti masiai, sakykime, ir jeigu nepaklūsti masiai, tu lieki atstumtasis. Nu, žinoma, kad tai. Mažuma, bet yra vis tiek kažkokia mažuma, kuri išsiskiria, tada tu tai mažumai priklausai. Aš taip įsivaizduoju. Bet čia tas yra egzaminas žmogaus. Jeigu jis iš tikrųjų mano, kad pavojinga būti vienam, nedrąsu, tai, sakant, ir nedrąsu, jeigu žmogus neturi savo įsitikinimų. Be abejo, nedrąsu. O kasgi belieka? Tai tada reikia, kur gali nusitverti ir kur daugiau. Savo neturi stuburą, tai tveriesi tuos, kurie stovi ir atrodo, kad jie turi stuburą, iš esmės įsitikinimų. Tai nes tai įtikinamoji galia yra didžiuliai. Kai kas net galvoja, ko gero, mes totalitarinius laikus gerai prisimenam. Ten gal lengviau net atlaikyti tokiems spaudimus, kadangi ten išorinis vienas ekranas, o iš valdžios pusės ateina. O žmonės daug solidarumo formų įvairių turi. Tai net tas žiūrėjimas į minę savotišką sudarė opoziciją, mes prieš juos. O dabargi nėra tokio vienplanio spaudimo. Ir iš ekrano spaudžia, ir iš kaimynų spaudžia, ir iš nuo stulpo spaudžia, ir grupelį, kurią patenkinti užstalė tokia. Prispaudžia žmogus, atėjo savo nuomonę, sako, aš jau dabar įsitikinau. Po pokalbio aš pareisiu jau namo su kitais įsitikinimais. Jeigu nori suprasti save ne tik kaip asmenį, bet kaip ir asmenybę, vadinasi, jis turi ją formuoti, kaip kad formuoja plastiliną ar kokį daiktą. Tai turi būti, jis turi save taip suvokti, kad jisai gali pasiekti tai, kas atrodo neįmanoma, bet iš tikrųjų gali būti įmanoma. Ir būtent tas formavimas ir yra asmenybės kūrimas. Lengvo buvimo toks siekimas visur. Iš tikrųjų, va šią akimirką ir dabar puikiai gyventi, va prašmatnios mašinos, ten puikiai išremontuoti namai, būtinai jau būtų per maža, iš tikrųjų būtinai siekiamybė namas ir kuo didesnis ir kuo daugiau erdvių ir tas viešas demonstravimas savo tų visų turtų. Na, žodžiu, turbūt pasiskirstė kitai prioritetai vis dėlto. Kažkaip būtinai turi žmogus įspausti ir tą pėdą gyvenime, bijo turbūt iš gyvenimo, tiek torai nugyvenęs savo gyvenimą. Nes taip gaunas, kad žmogus nori ne savo politinę tą dvasinį pėdsaką, o kažkokį materialinį, apsirūpinti, kad būtų gerai pavalgęs, taip toliau ir jis išlieka tam vienam lygmenyje, bet visiškai nesiekia to kito lygmenio. Taip. Bet tai va kaip Arvydas ir pasakė, o išeinant tai be nieko. Kaip savo grabas be kišenių. Tai nieko nesusidėsigi, iš tikrųjų.